Lietuvos rankinio čempionate sužaistos 4 rungtynės. Vienas lyderių Kauno Granitas Gaja Karys įveikė outsiderius iš Utenos rankinio klubo 36-32. Kitose dar rezultatyvesnėse rungtynėse Vilniaus rankinio klubas nugalėjo Panevėžio Kūno kultūros sporto centro Grifo komandą 42-35. Kita Vilniaus komanda Šviesa nusileido Klaipėdos Žemaitijos Dragūnui 23-26. Kovingai vyko Šiaulių universiteto Diringos ir Varėnos Ūlos rungtynės Šiauliuose. Jose abiejų komandų žaidėjams skirta net 14 2 minučių pašalinimų bei 3 diskvalifikacijos. Vis tik net 2 pašalinimai šiauliečiams nesutrukdė švęsti pergalės 34-27. Netgi priešingai, be 2 pašalintų pagrindinės sudėties žaidėjų, šiauliečiai mobilizavosi. Tai žaidėm apylygiai, šiaip labai buvo nervuota ir tas išvarimas vienas mus šiek tiek pakėlė. Tai buvo vienas laiptelis, antras išvarimas, tai dar vienu laipteliu aukščiau ir pakilom, kaip matėt, į lemiamą mūšį ir laimėjom. Varėnos Ūlos komandos treneris sutinka, kad varžovo pašalinimas jo komandai buvo tarsi meškos paslauga. Šiek tiek sutriko, pradėjo daryti skubėti, patikėjo, kad gali labai lengvai laimėti, padarė daug klaidų, kurių neleisino klaidų techninių. Trečiadieniais labai sunku žaisti, kadangi po studijų, po egzaminų, tarkim, po darbų, labai sunku susikaupti dienos buvo. Bet vyrai kiek galėjo, tiek darė, bet persistengė turbūt, kad daug klaidų buvo. Trečiadienio rungtynėmis baigėsi pirmasis Lietuvos vyrų rankinio lygos čempionato ratas. Aiškių lyderių kol kas nėra. Pirmauja 17 taškų surinkusi ir dar 1 rungtynėmis mažiau žaidusi Kauno Lūšies ekipa. Po 16 taškų turi Klaipėdos Žemaitijos Dragūnas ir Kauno Granitas Gaja Karys. Po 13 Vilniaus Šviesa bei Šiaulių universitetas Diringa. Toliau turnyro lentelėje išsirikiavusios Alytaus Almeida Marisa 8 taškai, rankinio klubas Vilnius 7 taškai, po 3 surinko Varėnos Ūla ir Panevėžio Kūno kultūros sporto centras Grifas, nei taško neiškovojo rankinio klubas Utena. Dabar čempionate pertrauka. Į aikšteles rankininkai sugrįš sausio 23-ąją.